Treneri, tikrai karštas mačas, nežinau, jeigu nusiraminus, biški, kokios mintis ateina iš tos taktinės pusės, kur buvo tos klaidos, kodėl nepavyko šiam pasiekti? Iš tikrųjų žaidėm neblogai, tenais porą tokių įvarčių, vieną ten, kur atšoko nuo kampo, tenais tie 2 greiti įvarčiai, manau, tie ir davė, bet vis tiek vyrai nepasidavė ir žaidė iki galo ir vos neišlyginom rezultatą. Tai manau tikrai rungtynės, po praeitų rungtynių buvo šnekos daug rūbiniai, pasišnekėjom visi ir išėjo tikrai kovėsi, manau, tik tais gal tie tokie nesėkmingi įvarčių porą ir dėl to nulėmė rungtynės. Ir būtent ketvirtadienį akcentavot, kad kartais žaidėjai atrodo pradeda labiau pameta žaidimo planą ir pradeda savo, o šiandien to nebuvo? Ne, šiandien tikrai žaidė geriau. Aišku, momentais ten buvom prašėm, kad neduotų skersų perdavimų iš savo zonos kitą, bet vis tiek duoda tos perdavimus ir ritulys lieka zonoj. O kai žaidži be ritulio, tai visada daugiau jėgų išnaudoji. Tai to gal kažkiek pritrūko tokių smulkmenų, kur būtume paprasčiau sužaidę ir galėjo rezultatas būti kitą pusę. Ir toks būtent apie tą penktąjį atrodo Panterį įvartį, kai ritulys skriejo ledo šonu ir atšoko priešais vartininką visai netokią trajektoriją, kaip turėtų atšokti. Ir matėme ir kitoj pusėje tas pats buvo. Ar čia ir jau tai kartojasi kurį laiką? Ar tai galima kažką pakeisti dėl to? Kur mašina išvažiuoja valyti ledą, tai ten pastoviai tas būna ir mes tai žinom, bet paprasčiausiai nepasisekė tas momentas. Simas tikrai žinojo, kad taip vyksta, bet buvo užtikrintas, kad ritulys eis už vartų ir sustabdys. Aišku, turėjo mūsų žaidėjai grįžti į gynybą irgi padėti tenais. Tai kažkiek gal išsijungė, galvoja, sustabdysim ritulį, čiuošim į kitą pusę, bet gavosi taip, kaip gavosi. Ačiū. Prašau.